Sveiki, mėlyjei. Toks visai buitinis įrašas, bet yra kaip yra. Ką tik paklausiau Gerdos laimingos akys renginio organizavimo įrašą apie tai, kaip gimė seminaras, renginys, ne seminaras, apie moteriškumą, seksualumą, kurio pavadinimas ar ne yra seksas ir pinigai. Ir kažkaip, žinot, labai fainiai prisiminiau tokį dalyką, kad kiekvienas mes santykiuose, į santykius, kiekvienas mes ateinam su skirtingais matymais, skirtingais pojūčiais, skirtingais pajautimais. Bet yra tam tikri pagrindiniai niuansai, kurie padeda išlaviruoti. Mano situacija tai buvo tikriausiai panaši į labai daugelio, kai aš žinojau, kaip turi būti, kad aš jausčiausi gerai. Aš žinojau, kaip vyras turi elgtis, kad aš būčiau patenkinta. Man buvo aišku, kaip gyvenimas turi būti sustyguotas, kad jisai būtų nuostabus. Bet man asmeniškai taip nesigavo. Nesigavo dėl keletos priežasčių. Pirma, aš buvau visą savo dėmesį nukreipus į aplinką. Ir antra, aš išvis nelabai suvokiau, apie ką yra santuoka. Pavyzdžiui, vienas iš tokių dalykų tai yra rolių pasiskirstimas. Mes neikėm į rolės, žinot, kaip ten visai jau senovėje. Ne. Visuotinė situacija jau moteris tiek išlaisvėjusios, ar ne, mes turim priimti ir kitas žaidimo taisyklės, bet juose išlikti savimi, išlikti moterimi. Taip pat labai daug to nesugebėjimo suvokti, apie ką yra vyras, tai kaip mes tada einam į santykį, ar ne? Tai apie štai tokius dalykus ir papasakosiu. Nes truputėlį vakar aš įmečiau, ar užvakar įmečiau tokį pyragą, seksas, buitis ir vaikai, kuris iš tiesų turėtų, jisai labai gražiai identifikuoja, ar ten yra balansas, pusiausvyra, ar nėra. Ir jeigu ten nėra, tada ką daryti, kad pradėti judėti link to. Taip pat kalbėsiu apie vyro poreikius. Kalbėsim iš tiesų iš energetinės pusės, kas už ką santykiai yra atsakingas, ar ne? Pavyzdžiui, už seksą yra atsakinga moteris. Įdomu. Bet mes ten žiūrėsim giliau, kas ten po tuo žodžiu slypi. Kas į jį įsipaišo. Už kūrybą santykiai atsakingas vyras. Tai va, bet kūrybą čia turime omeny jau santykių kūrybą, ar ne? Tai yra tai, ką čia yra tas įprasminimas, materija, būtent. Tai ten visa vyro atsakomybė. Kaip sureguliuoti savo atsakomybės, kaip nuimti perdėtą kontrolę ir taip leisti vyrui prisimti atsakomybę. Jeigu mes atimam, nenorės niekas jos prisimti atsakomybės, turiuomenį. Jeigu yra namuose žmogus, kuris viskas sureguliuoja, sutvarko, sužiūri ten, ir dar už finansus kokius ten, ar ne, susidėlioja. Tai va, tai ta atsakomybė pabėga.
O tada mes jau truputėlį verkiam, kad vyras neprisiema atsakomybės. Tai va tokie šiek tiek platesnį požiūrį. Ir ne tai, kad platesnį, tos informacijos iš tiesų yra daug. Jos yra knygose, jos yra seminaruose, yra tikrai nemažai renginių ir panašiai. Bet aš dar paliesiu iš tiesų, kodėl mums žinant nesigauna. Kame čia reikalai? Tai va, tai ieškosim tų savo ir aklųjų taškų. Šiek tiek pakalbėsim apie ribas, apie meilę savo. Bus, kaip ir minėjau, keletas praktikų, bet tai ne apie vibratorius, o apie santykį vienas su kitu. Tai iki.